Sveiki visi, su jumis Ingrid, neurografikos specialistė. Ir tiesiog, kadangi nuo astrologijos vis dar niekaip negaliu nutolti, tai tiesiog laiks nuo laiko papiešiam ir astrologinę temą. Iš tikrųjų, norėčiau pakalbėti apie vadinamą užtemimo koridorių, todėl labai rekomenduočiau neurografam pasiimti vandens ir kaip jas tikrai pagerti, nes tai padeda labiau aktyvuoti neuroninės jungtis. Tie, kas norės, tiesiog paklausys ir galbūt pasinaudos naujomis įžvalgomis ar supratimu arba išgirstomis rekomendacijomis. Taigi, kovo 14 iki 29 vyks taip vadinamas vyks užtemimo koridorius. Ir kovo 14 bus pilnatis ir bus mėnulio užtemimas ir jisai turi savo žavesį. Paprastai tas užtemimo koridorius būna 2 kartus per metus. Šitas yra kovo 14-29 dienomis, kitas bus rugsėjo 7-21 dienomis. Ir kadangi, kaip čia pavadinti geriau, kovo 14, kai bus pilnatis ir užtemimas, jisai taip vadinamas astrologijai yra arti taip vadinamo karminių vadinamų mazgų. Ir tam, kad suprasti, kas yra karma, tai iš tikrųjų karma yra apie pašaukimą, apie tikslus, apie užduotis. Ir tai yra tai, tai yra patirtis, dėl ko mes atėjome į šitą žemę. Ir kiek mes esame patenkinti tuo, ką turime, kiek mes džiaugiamės gyvenimu, kurį mes pragyvenam. Tai iš tikrųjų, trumpai resumuojant, kas yra karma. Kovo 29 bus Saulės užtemimas. Ir iš tikrųjų, tas 2 savaičių periodas, tai jisai, jeigu taip žiūrint, ir astrologiškai ir visą kitą, jisai jau senai yra prasidėjęs, tas periodas koridorius, jisai prasidėjo nuo kovo 1 dienos ir iš tikrųjų pasibaigs visiškai periodą, tas veikimas pasibaigs 15 balandžio. Ir mes jau iš tikrųjų esame tame procese, o intensyvus procesas bus per tas 2 savaitės. Ir aišku, kuo arčiau eisime link Saulės užtemimo, tuo, o čia dabar mes galasi tokį energinį piką užtaisą mes turim, kuo mes eisim arčiau link Saulės užtemimo, iš tikrųjų jėgos, tas energinis fonas, jisai silps ir jėgų po truputėlį mažės. Tai yra taip. Ir kalbant apie tai, kaip suprasti tą poveikį šito užtemimo periodo arba taip vadinamo užtemimo koridorius. Tai iš tikrųjų, aš jums duosiu tokią asociaciją, analogiją. Tarkim, jūs esate kaip knyga ir jūs atsiverčiat naują skyrių ir tai yra naujas skyrius, kaip pasakyti, knygos. Būtų kažkas tai tokio analogijos. Aišku, internete apie užtemimo koridorių pasakojama daug ir įvairių interpretacijų, bet iš tikrųjų nereikėtų jo bijoti. Iš tikrųjų, šitas periodas mums, kaip pasakyti, jisai parodo tą galutinį rezultatą, kurį mes turėjom, pavyzdžiui, kuris buvo tai, ką jūs pasėjot, vadinkim taip, 2024 metais rudenį. Prisiminkit, apie ką jūs galvojat, kokius tikslus savo kėlėt, ką jūs savo užsiplanavot. Ir tai yra per pusę metų dabar gaunamas rezultatas. Ir galite tiesiog padaryti analizę, ką per pusę metų ar pajudėjote į priekį, ar gavote tai, ko norėjote, ar realizavote tai, ką buvote užsiplanavęs. Ir kadangi tai yra naujas periodas, tai šitame periode visai palanku planuoti ir vėl statyti savo tikslus, užsibriežti kažkokius užduotis savo arba idėjas tiesiog, kurias jūs norite vėl realizuoti 6 mėnesiam. Galiu užrašyti 6 mėnesiam. Iš tikrųjų, kodėl čia nupiešiau ženklą mergelės, todėl kad 14 kovo mėnulis bus mergelė ženklė ir tai yra, ką ir sakiau, apie rezultatų suvedimą, kažkokių išvadų padarymą, kažkokių rezultatų aptarimą. Ir tai yra iš tikrųjų dar astrologiškai dar vienas dalykas, yra vadinamas toksai 6 būstas ir tai yra apie darbą ir sveikatą. Taigi galite pasianalizuoti, pasižiūrėti, kas čia vyksta šitose srityse, ar viskas čia gerai, ar viskas čia ok. Dar toksai yra 2 savaitės jums visata tiesiog vis labiau švies, kaip čia pasakyti, siūs ženklus, į kurią pusę jums judėti. Tiesiog stebėkite ženklus, ženklai, siunčiami, kur jums akcentą dėti, ką jums daryti ir visą kitą. O čia jau iš tikrųjų čia buvo apie planavimą naujo periodo. Jūs žinote, planavimas naujo periodo susideda iš analizės, kas buvo prieš tai. Analizė. Kas buvo prieš tai. Ir tiesiog užsirašau lapelio, kad nepamirščiau minčių ir todėl girdite visokius garsus. Dar, kad neužmirščiau, šitam visam periode įtakos Uranas. Uranas tai yra labai netikėti staigus įvykiai jūsų gyvenime. Kada, jeigu ne jūs pats darysit pokyčius, tai tiesiog aplinkybė susistatys taip, kad tiesiog vyks pokyčiai. Ir reikia neužmiršti, kad tie visi pokyčiai tikrai tik į gerą. Šitą turėkite savo tokią vidinę nuostatą ir kartais visai gerai filosofiškai pasižiūrėti į viską, nors kai kam bus tai labai nepaprastas periodas. Toliau, iš tikrųjų, kalbant apie planavimą, rekomendacija būtų
tokia be analizės. Iš tikrųjų apsispręskite, ko jūs norite. Ir susiplanuokite, vėlgi, kaip prašiau, 6 mėnesiam periodas, kaip galite statyti savo tikslus, kelti kažkokius uždavinius savo, bet yra labai svarbu žinoti, ko jūs norite. Ir kai jūs žinote, ko jūs norite, galite netgi padaryti pirmą žingsnį link to, parodydami tarsi visatai, kad jūs rimtai nusiteikęs tam dalykui. PVZ. Ką turiu omeny? Pavyzdžiui, jeigu jūs užsiplanuojate ir norite pakeliauti, kadangi suprantat, tas iki pusmetis yra atostogų metas, tai jau dabar galite pasižiūrėti, kokią kelionę ir kur, ir rezervuoti įnešant pinigus į tą dalyką ir parodydami visatai, kad jūsų ketinimas yra pakankamai rimtas. Visai kitas reikalas, kai didžioji dalis žmonių nežino, atsiprašau, ko jie nori. Ir čia jau yra iš tikrųjų problematiška situacija. Iš tikrųjų, jeigu taip kalbant, nereikia gąsdintis ten užtemimų koridoriaus, nes jie periodiškai vyksta, visada 2 kartus per metus ir pakelia tam tikras temas. Jeigu labai smalsu, kokią temą jūsų kelia, tai iš tikrųjų susiraskit astrologą, kuris jums padarytų pagal jūsų užklausą tam tikrus dalykus. Ir tada bus aišku galbūt, kur judėti ir ką daryti ir kaip daryti, jeigu jums astrologija yra prie širdies. Jeigu ne, stebėkite siunčiamus ženklus, kvėpuokite, kaip sakau, ir planuokite vėl 6 mėnesių periodui, peržiūrėkite savo tikslus, planus ir idėjas, ką jūs norėtumėte vis dėlto įgyvendinti, nes, kaip suprantat, laikas tikrai bėga. Tai va. Tai jeigu taip visiškai glaustai ir paprastai, iš tikrųjų apie užtemimų koridorių yra tiek, ir tai yra įdomus labai periodas, kuris visą laiką kalba apie pokyčius. Taip kad, kaip pasakyti, pokyčiai didžiąją dalį žmonių gąsdina, ne kiek patys pokyčiai, bet, gal sakyčiau, ta nežinomybė, kas bus, išėjimas iš komforto zonos ir jo pasikelia baimės. Ir tam periode yra klientų, kurie turi technikas apie kaip įveikti baimės ir visą kitą, tai naudokite. Jeigu pasikelia iš karto, padarykite tas praktikas. Tie, kas nori, susiranda mane Facebook platformoje ir parašo asmeninę žinutę ir praktiką galiu pasidalinti už labai simbolinį mokestį. Praktikos tikrai veikiančios ir labai įdomios. Pas mane irgi čia pas mane jau pokyčiai vyksta jau anksčiau negu nuo kovo mėnesio. O nuo kovo mėnesio, aš esu tokia pokyčių maratone. Pradžiai galvojau, pasidalinsiu apie tos pokyčius, bet iš vidaus eina, kad tiesiog nelaikas. Galbūt, jeigu nuspręsiu, tada ir padarysiu video, bet dabar tai tikrai ne. Taip. Neurografai iš tikrųjų dabar suapvalina. Ir tuoj eisim prie archetipavimo. Ir iš tikrųjų penktadienis čia bus, kada bus čia prasidės labai toksai 2 savaitės activity, kaip aš vadinu, bus. Ir dar vienas toksai niuansėlis yra, stoja retrogradinis Merkurijus, tai viskas, kas susijęs su prekyba, tikrai bus štilius. Taip kad, o dar apie pilnatį galite pasižiūrėti, pilnaties žavesio niuansus irgi turiu video. Emocijos liesis, kaip sakau, ir liejasi jau dabar, nes per pilnatis, kitaip sakant, daug ką paveikia. Ir kadangi mes visi žmonės, vienaip ar kitaip mes sureaguojam. Taigi, dabar ką aš norėčiau aktyvinti, tas periodas toksai yra, turinti savo žavesį. Tai aš vis tiek suaktyvinsiu tik tai vieną spalvą ir vėliau pabaigsiu archetipuoti ir galutinį variantą išdėsiu Facebook savo kanale, komentarą greičiausia. Nes archetipuoju vieną spalvą vien todėl, kad kėlimas, kai labai ilgai spalvinė ir kėlimas, tada video vyksta labai ilgai į YouTube kanalą. O aš neturiu šiai dienai tokios prabangos, kad laukti, kad čia man įdės labai ilgai. Nes konvertavimas vyksta kai kada apie valandą.
Na va, viena spalva apjungiau ir šį kartą labai taip įdomiai. Ir aš matau dvi dar figūras. Ir aš vieną pažymėsiu ir žinau apie ką čia. Jeigu matote figūras ir suprantate apie ką čia, tai galite pasižymėti. Čia aš esu kalbėjau apie tą procesą, kuriame esu ir apie kurį dar nenoriu pasakoti. Nors kai kurie mano pažįstami žino, kokiuose aš procesuose. Kartais nuotraukas pasidalinu. Taip. Nežinau kodėl. Čia ties planavimu reikės pasižiūrėti. Ir čia dar viena yra figūra. Ir apie ką? Tai. Ok, žinau apie ką čia. Ir galima bus pasirašyti. Taigi, jeigu matot, sakau dar kartą figūras, prašom įvedinėti, išskyrus naujokam griežtai nerekomenduoju įvedinėti visokius trikampius, nes jie yra, jeigu nesenai tik tai piešėt, nėra nei metų, tai tikrai nerekomenduočiau, nes tai yra labai įdomus figūros ir veikiančios. Ok, tai va, tai iš tikrųjų labai įdomus reikalas ir kurigi figūrą noriu užfiksuoti, tai man iš tikrųjų šitam periode žaviu biškį pasižiūrėti dėl planavimo truputėlį jo. Ir vedam lauko liniją. Nu dar, ar aš noriu dar tos, turbūt, kad nelabai aš noriu. Dar tos kitos linijos. Ir tiesiog integruosiu. Nors pravedę lauko liniją, neurografai puikiai žino, kad gali tiesiog, jeigu jiem komfortiška, gali jie integruoti ir nesuapvalinti. Nes daug kas neintegruoja tiesiog, o mane tas tikrai erzina. Tai va. Na kągi, baigiu savo eterį. Tiem, kam įdomu galutinis piešinio variantas, galite drąsiai pasižiūrėti mano Facebook kanale. Nu, aš dar perėsiu, kai čia įvedinėsiu spalvas. Tai va, su jumis buvau aš, Ingrid, tada iki kito karto. Ate.